9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Nu va, smagiai tvarkingai, lygiai 9:11, Beata Nikolson ražosi Power Hit Radio studijoje. Labas rytas. Labas rytas. O tau dar rytas, Beata? Man rytas, bet nors aš aišku atsikelsiu nuo pusės 6, ne, nuo pusės 7. A ne? Taip anksti keliesi, o ką veiki taip anksti? Ką veikiu, visus rytinius dalykus veikiu, ruošiu vaikus į įstaigas ir išleidžiu šunį pavekioti. O darai valgyti? Taip, darau, šiandien kepiau kiaušinį. Kiaušinį kepiai šiandien? Taip. O kaip nors įmantriai kepiai ar tiesiog visiškai paprastai? Labai paprastai mano vaikai mėgsta kiaušinį, tiesiog su pienu, šiek tiek druskai ir ant sviesto pakeptas, toks išplaktas kiaušinis. Beata, aš žinau, kad daug visokiausių smagių dalykų įvyko tavo gyvenime. Toks vienas didžiausių, kad šio metų balandžio mėnesį jūs visa šeima atsikraustėte dabar jau čia normaliai, sėsliai gyventi Lietuvoje. Taip, apsikeitėme su tiesiog dabar, jeigu anksčiau aš skraidydavau į Vilnių, tai dabar mano vyras skraido į Londoną. O mes su vaikais būname. O pasakyk dabar, kaip jaučiatės? O labai puikiai, labai puikiai. Tiesiog net negalėčiau jaustis geriau. Manau, labai visiems mums patinka. Man labai patinka, labai buvo gera vasara. Mano vyrui labai patinka, vaikam labai patinka. Kas gali Lietuvoje nepatikti? O ką jis čia tokio naujo atrado? Ką naujo atrado? Visų pirma, tai galbūt atrado labai gerą orą. Dėl to, kad pastarosios keletą vasarų Londone nebuvo tokios geros. Labai lyjo ir šlapia ir panašiai. Tai jisai netgi sakė, kad pirmą kartą turbūt nuo tada, kai jam buvo 5 metai, jisai tiek laiko vaikščio su šortais. Tai čia toks atradimas buvo. O žinau, kad jisai Power Hit Radio labai mėgsta. Taip, atrado ir Power Hit Radio. Taip, aš neseniai vairavau mašiną, kurią vairuoja mano vyras, tai lipau ir pirma radio stotis yra Power Hit Radio. Štai net kitų neturi. Kaip smagu. Bet tavo nauja atsinaujinusi laida per TV3 naujajame sezone nuo rugsėjo 8 dienos, ar ne? Tai nuo kito sekmadienio. Tai dabar jau tu papasakok, nes visiems baisiai smalsu, kas ten naujo, nes žinau, kad išėjai iš studijos į lauką, žengiai koją už durų ir ten radai įvairių smagių dalykų. Taip, išėjau iš savo virtuvės Vilniuje į gatves, miškus ir pievas. Ne, iš tiesų, man, kadangi dabar aš jau kaip ir pati minėjau, susėsti Lietuvoje, tai aš tik tai dabar galiu iš tikrųjų, skirti, įgyvendinti šitą projektą. Tokį, kokio tikrai senai norėjau, kad nebūtinai viską gaminti tik tai virtuvėje ir manau, kad kiekvienas sezonas visą laiką yra svarbu atsinaujinti ir išbandyti kažkokius tai naujus dalykus. Tai būtent šio galbūt naujo sezono tokia pagrindinė mintis būtų paieškoti įkvėpimo aplinkui, nebūtinai kažkur tai važiuojant į tolimus kraštus, bet ir, įvertinti naujai ir pasidžiaugti tuo, kas yra Lietuvoje gero ir gražus. Bet tai tikrai nebus laida kulinarinės kelionės. Ne, tai nebus kulinarinės kelionės ir tai nebus kažkokio tai lietuvių tautinio kulinarinio paveldo paieškos. Kiekviena laida turės temą ir, tai bus netgi, galiu sakyti, toks kaip mano videoblogas. Mes taip liktai ir ieškojom tos formos, kad aš atrasiu ir ieškosiu. Ir iš tikrųjų man būtent laidos filmavimai padėjo. Aš pati pamačiau tiek nuostabių dalykų ir susipažinau su tokia, puikia puokšte tikrai nuostabių žmonių. Šią savaitę filmavom laidą apie daržoves ir buvome Biržų rajone ir svečiavomės pas tokius ekologiškai daržoves auginančius ūkininkus, kurie turbūt turi didžiausią tokį ūkį Lietuvoje ir tikrai daržovės yra tokios skanios, kad nežinau, ar kada nors iš viso tiek daug skanių dalykų paragavau filmuojant būtent šitą sezoną, nes jau turim nufilmavę keletą laidų. O kas tave labiausiai Lietuvoje nustebino? Nuvažiavai ir išsižiojai. Nuvažiavau ir išsižiojau, tai galbūt tai, kad iš tiesų mes galbūt nevertinam to, bet turim labai geros kokybės produkciją, būtent maisto produktus Lietuvoje. Ir patys dar esame kažkaip nenutolę, nepraradę to ryšio su gamta ir
tai mane labiausiai įkvėpia Lietuvoje. Ir tuo aš labiausiai džiaugiuosi, kad mišku ir būtent žmonėmis, kurie užaugina patys savo rankomis ir parduoda tą produkciją tau. Nu, bet vis tiek tas kelias yra trumpas. Bet vis tiek kažkokį įdomų, keistą patiekalą ar ragavai per visą šitą filmavimo laiką? Nekeista, bet pavyzdžiui... Vėdarus tu valgai? Pastaruoju metu neatsimenu, kada būčiau valgysi, bet tikrai valgyčiau. Man niekas... Manęs, aš kažkaip specialiai neieškau kažkokių tai ypač ten egzotiškų dalykų. O kraujinė dešra... žinoma, kad valgyčiau, žinoma, be abejonės, kraujinius vėdarus taip pat, bet aš sakau, kad mes filmavom būtent laidą apie bulves, nes bulvė vis tiek yra nacionalinė daržovė Lietuvoje ir aš be galo mėgstu bulves ir jeigu galėčiau atsisakyti kažkokių tai kitų dalykų, ten makaronų, ryžių ir panašiai, bet niekada negalėčiau atsisakyti bulvių, tai vieni, žodžiu, Algis iš Marcinkonių kaimo, atsiprašau, ne iš Marcinkonių, iš Zervynų, kepė tikrą kugelį krosnyje malkomis kurentoje. Tai va štai tokių skanių bus dalykų laidoje. Supratau, ar tu pasakai apie daržovės labai daug, kad labai skanu ir kad, žodžiu, Lietuvoje mes čia galim užsiauginti geriau. Ar tai tave ir įkvėpė pagaminti užkandį būsimam Europos krepšinio čempionatui? Sukūrei tu ten. Taip, sveiką gerą užkandį, be jokių čipsų, be jokių kažkokių donyčių ten su česnakiuku, galima visai skaniai, ne? Ir sveikai užkandžiauti. Iš tikrųjų, tasai, čia plati tokia yra tema, sukūrei. Ne, aš nesukūriau šito patiekalo, bet receptas yra parašytas mano ir aš tikrai, bet toksai patiekalas kaip quesadilla egzistuoja. Tarkim, tai yra tos amerikietiškos, meksikietiškos virtuvės patiekalas ir jo tikrai gali rasti ir Vilniuje, netgi sumačiusi restoranų meniu. Tai esmė yra tokia, kad yra 2 tortilijos blineliai ir viduje yra kažkoks tai įdaras. Tai šiuo atveju, kai manęs paprašė Viasat ir TV3 pagalvoti būtent apie kažkokį tai užkandį krepšiniui, tai nieko... Mes visi labai, nesakau aš pati, bet dauguma tikrai mėgsta visus ten traškučius ir keptas duonas ir panašiai. Bet reikia atrasti ir morkas, ir agurkus, ir galima triauškyti šitos dalykus su puikiais ten kokiais nors sveikais padažiukais. O dėl daržovių, tai man kažkaip, nes aš visus metus labiausiai domėjausi daržovėmis, nes rašiau savo naują knygą apie daržovės, tai aš kažkaip manau, kad ir užkandžiauti galima, daržovės yra pats puikiausias užkandis. Ir būtent iš tikrųjų vakar gaminau tą pačią quesadilją minėtą ir visiems be galo jinai patiko. Ir vyram. Ir vyram, sakė, kad daržovės ir man, ir jėga, ir ne vienas vyras sakė, kad net nepasigėdau jokios mėsos. Tikrai. Gerai, Beata, dar vienas labai ryškus įvykis įvyko tavo gyvenime, buvai Tanzanijoje. Tai mes po Fergie kūrinio Little Party Never Kill Nobody kaip tik ir pakalbėsime apie tai. Okay? 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Beata pasitempė, antras dublis. Beata Nicholson, Power Hit Radio studijoje. Beata, buvai išvykusi į tolimąją Tanzaniją. Visai neseniai iš ten grįžai, ar ne? Dar įspūdžiai turėtų būti visai švieži. Taip, įspūdžiai dar labai labai švieži ir iš tikrųjų dar vis po truputį, kaip čia sakyt, grįžtu į tą kasdienį gyvenimo ritmą, bet visą laiką atsimenu būtent tą kelionę. Kelionė buvo labai, kaip čia pasakyti, turtinga įvykiais ir patirtimis ir pažintim naujom. Ir, labai džiaugiuosi, kad važiavau, nors iš tikrųjų pradžioje turėjau visokiausių abejonių, nes vis tik, apie 10 dienų trūko viskas. Tai buvo UNICEF misija, ar ne? Ir jūsų tikslas buvo... Taip, tai žodžiu, UNICEF Lietuvoje yra jau 20 metų ir 3 metus kartu su TV3 vykdo tą UNICEF show, kurio metu yra renkamos lėšos būtent UNICEF'ui kaip pasauliniai organizacijai, kuri rūpinasi vaikų gerovę pasaulyje. Taip. Tai prieš 20 metų, kai UNICEF'as atėjo į Lietuvą, tai UNICEF'as skyrė Lietuvai, padėjo Lietuvos vaikams, įtakojo ten su vaikų gerbūvio susijusius įstatymus ir visaip kitaip, žodžiu,
padėjo Lietuvos vaikams bendrai. Na, o dabar, kadangi Lietuva tikrai yra moderni vakarų valstybė ir dabar mes esame ta, kaip sakyti, šalis, kuri padeda tiem, kuriem tos pagalbos reikia labiau negu, nes mūsų Lietuvoje vaikai, palyginus su kitom šalim, tikrai gyvena aprūpinti ir nesusiduria su tokiam problemam net iš tolo ir niekada nebuvo tokių problemų, kokios yra, tarkim, Tanzanijoje besivystančiose šalise. Ir praeitais metais buvo misija į Sierra Leone, dar prieš tai buvo į Kambodžą, o šiais metais važiavome į Tanzaniją ir mūsų buvo 7 žmonių grupė, vyko UNICEF gerosios valios ambasadorė Virginija Kochanskytė, aktorius visų mylimas Giedrius Savickas. Aš manau, liūdna nebuvo, ar ne? Ne, liūdna nebuvo, bet tai, ką ten rado, tikrųjų, buvo liūdna, bet žinot, tie žmonės, kurie, būtent kalbant apie Giedrių, jis yra tikrai, nes tik tai retos inteligencijos ir proto aštrumo žmonės gali būti tokie juokingi, nes jų protas veikia 3 kartus ar 18 kartų greičiau už mūsų paprastų mirtingųjų. Tai man ši kelionė buvo tokia puikiai proga permastyti ir viduje praturtėti. Tai džiaugiuosi. Bet kaip ten? Buvo karšta, aš taip įsivaizduoju. Buvo ne taip karšta, vakarais būdavo ganėtinai vėsu, todėl kad ten dabar yra ne pats karščiausias periodas, bet sausas. Dienom taip, šilta, bet priminė gerą karštą lietuvišką vasarą. Mes kiekvieną dieną turėjome užduotis ir nes važiavome, aišku, filmuoti ir būtent atskleisti Lietuvos žmonėms, parodyti visas tas problemas ir patys iš arti pajusti, kaipgi tai, su kokiam problemam būtent susiduria ten gyvenantis vaikai. Tave pačią labiausiai? Daug dalykų, ten iš tikrųjų žmonės gyvena labai paprastai, bet aš iš tikrųjų dar kartą savo įsitikinau, kad verta ir svarbu palaikyti UNICEF'o veiklą visame pasaulyje, dėl to, kad mes tikrai gyvename labai gerai. Mes tokie esame, kaip turim, Dievo užpečky, nes mūsų ir Lietuvoje ir oras yra tikrai palankus, mes turime daug vandens ir lietaus ir galime užsiauginti viską, ką norime. O, mane, pavyzdžiui, iš tikrųjų sukrėtė, kad Giedrius, būtent mergaitės, apie kurių istoriją jisai pasakos, jos yra našlaitės, jų mama mirė, o tėtis išėjo tiesiog. Tai jos gyvena dviese, mažytės mergaitės, gal 14 ar 12 metų, eina kiekvieną dieną į mokyklą 8 kilometrus kalnais. Ir mes visą grupę ėjome ir į priekį ir atgal. Tai turiu pasakyti, kad mes visi jautėmės, kaip padarė žygdarbį, o tos mergaitės tai daro kiekvieną dieną. Ir jos neturi nieko, kas jomis pasirūpina, nei kas jomis išverda valgyti, nieko. Ir jos turi pačios išgyventi, be elektros, vandenį geria iš upelio ir panašiai. Tai paskui aš pasakosiu Jasintos, tokios mažos mergaitės istoriją, kuri parodo, žodžiu, irgi jų tas gyvenimas yra nepavydėtinas, bet norėčiau, kaip pasakyti, kad tai, kad mes susitikome su visais šitais vaikais ir jų istorijas papasakosim Lietuvos žmonėm, bet jų gyvenime dėl to, kad mes tenai atvykome, įvyko teigiamas pokytis. Mes visur važinėjome su vietinės valdžios atstovais, su UNICEF'o atstovais, tai galiu sakyti, kad bent jau tų keletos vaikų gyvenimus mes pakeitėme gerąją pusę, o dar daugiau galės prisidėti visi Lietuvos žmonės spalio 11. Kaip tu čia, viską kaip iš vadovėlio. Beata, ir tavo naujausia knyga, kuri taip ir vadinasi Daugiau daržovių, ar ne? Ji jau pasirodė, jau galima įsigyti. Tu ten visokiausia apie saldumynus, tu esi rašiusi. Taip. Žinot, kaip man visos mano knygos ateina... Štai čia turiu vieną, jums padovanosiu, nežinau kaip iš čia. Padovanosim būtinai mūsų klausytojams, žinoma. Galim dovanoti dabar iš karto. Galim, o už ką mes padovanosim? Reikia klausimą kokį gerą, pavyzdžiui, kad parašytų. Arba tu turi gal klausimą kokį gerą? Kokį čia geriausią klausimą? Iš tikrųjų,
kokia jūsų mėgstamiausia daržovė? Va, parašykit, kokia yra jūsų mėgstamiausia daržovė ir parašykit originaliai, smagiai ir įdomiai iš mūsų puslapio powerhitradio.lt, tiesiog brūžtelkit savo atsakymą ir telefono numerį. Ir Beata tikrai vienam iš jūsų padovanos savo naujausią, šviežiausią knygą ir netgi su parašu. Taip, netgi su parašu. Būtinai. Tai būtinai rašykit, o tu pati papasakok truputėlį apie tą knygą. Gerai, tai aš papasakosiu apie tą knygą. Mano visos knygos, tai yra mano 4. knyga. Ir visos mano knygos ateina ir aš tiksliai žinau, man nėra taip, kad aš sėdėčiau ir galvočiau, apie ką čia dabar parašyti. Aš turiu ryškę, aiškiai idėją ir tada einu ir ją gyvenu. Aha. Tai jeigu prieš, kai aš baigiau mokiausi kulinarijos mokykloje, tai aš jau besimokydama tada, žinau, kad dabar aš noriu parašyti knygą apie kepinius. Ir aš tyrinėjau tą kepinių pasaulį, rinkau receptus, bandžiau, eksperimentavau ir tada keletos metų rezultatas buvo mano kepinių knyga. Ir aš tos knygos nebūčiau parašius, bet, tarkim, savo tų studijų kulinariniai mokyklai. Ir o šita knyga vėl atėjo nuo tortų pertekliaus. Aha! Dėl to, kad aš, žodžiu, man visą laiką paprastai tai būna ir baiginėjant jau dėliojant į vieną vietą tą skanę ir tikrai puikia mano kepinių knygą, kurią tikrai labai didžiuojas. Aš tada supratau, ko man reikia, ko aš čia dabar labiausiai norėčiau. Ir po tų visų ilgų fotosesijų, kai nufotografuojama 20 pyragėlių per 2 dienas, tai ir kai, aišku, aš juos visus paragauju ir pati padarau, tai tada man reikia kažkokio tokio išsivalymo ir tada man padeda morkos ir kopūstai. Žinau, aš įsilygiai tokia pati, jeigu aš persivalgau kokią nors saldaus dalyko, man visąlaik norisi gabalėlio mėsos arba silkės. Arba morkos. Taip, ir visą laiką atsidarai šaldytuvą. Arba sriubos. Taip. Daržovių. Išprotėjęs, prisivalgai šokoladą ir paskui kokią nors silkę. Ir tada galvoji, ar nepasibaigs, kad nors bloguoju. Nepasibaigs, daržovės visada visus išgelbės. Aš būtent, kai grįžinėjau iš Tanzanijos po ilgos mūsų tos kelionės, aš pirmas dalykas, apie ką aš galvojau, tai būtent apie tokią lengvą, gaivę daržovių sriubą. Taip pat ir būtent, ir aš iš tiesų netapau vegetarė ir neketinu ją tapti, tačiau manau, kad mes visi galime atsisakyti, nebūtina mėsą valgyti kiekvieną dieną. Yra puikių baltymų šaltinių iš augalų ir galbūt tai ir būtent tai šita mano knyga ir yra tokių mano didesnio dėmesio daržovėms išraiška. Žinok, čia rašo mums klausytojai, kiek čia visokiausių daržovių. Ir kas įdomiausia, kad tikrai netradicinės tos daržovės, tikrai iki galo. Kotryna sako, kad cukinija yra skaniausia daržovė. Taip, pritariu. Nes be jos neįsivaizduočiau vasaros. Tai pagrindinis ingredientas troškiniuose ir salotose. Puiku, pritariu. Baklažano Monikos yra nuostabiausia daržovė, nes tai yra, žodžiu, labai graži ir nuostabi. O, štai Erika sako, kad mano mėgstamiausia daržovė yra kukurūzas. Vasarą labai skaniai galima pasikepinti grilyje, o taip pat gardu įvairiuose troškiniuose ir salotose. Pritariu. Žiūrėkit. Man tai iš tikrųjų visas daržovės yra mėgstamiausias. Ką dar turim? Kokių atsakymų? Daug žinok, salieras. O, kaip saliero nemėgstu. O, aš kaip mėgstu salierą. Pats šlikščiausias daržovės. Ne, salieras yra labai gerai. Man yra salieras pats baisiausias dalykas. Aš išsirenku iš kiekvienų salotų. Žinai, kaip būna mišinėse labai daug prideda, tai aš po vieną gabalėlį išsirenku. O tai tu nemėgsti ir šakninio ir jokio absoliučiai. Ne, jokio absoliučiai. Mėgstamiausia daržovė yra baklažanas, labai skanu iškepti jį su česnakais. Taip, baklažanas tikrai yra labai įvairiapusė daržovė. Tik tai vienas dalykas yra, kad jį būtinai reikia gerai iškepti ir ištraškinti, nes jisai žalias yra primena kempinę. Jeigu visas kitas daržovės galima, galbūt išskyrus bulvę, net ir tą pačią bulvę galima pagraužti žalę. Tai baklažanas yra... Tai galima bulvę graužti žalę? Aišku, kad galima. O su kuo, ką ant jos uždėti, kad neskani būtų? Galima pamarinuoti, pavyzdžiui, žalę bulvę. Ir bus labai skanus. Bet aišku, bulvė vis tik, kadangi jinai turi krakmalo daug savyje, tai kad jinai pavirstų į tą tokį, ją reikia šiek tiek termiškai apdoroti. Bet, o kalbant apie baklažaną, tai turbūt iš visų daržovių baklažanas yra tas, kurio negali valgyti žalio. O aš netgi čia knygoje, aš tai šiaip pat labai mėgstu baklažaną. Turiu tokį labai gardų, yra keletas netgi receptus. Dar pažiūrėkim, ką rašo. Smiltė sako, labai mėgsta gurkus, nežinau kodėl, bet galėčiau juos valgyti su cukrum, bet cukraus, vieną su salotom, o didžiausias kirvis yra pomidorai. Jeigu tik pamatysiu salotose ar kažkur kitur, viskas neberagauju to maisto. Tikrai? Kur atrodo. Cukrinis runkelis, rašo Gintaras, nes bijo neįsivaizduoja savo ryto nebūtų saldžios kavos.
Man tai, kadangi aš savo cukrinis runkelis. Cukrinis runkelis reikalingas tam, kad padarytumėm tą baltą rafinuotą cukrų. Aš tai šiaip į savo kavą ir visus kitus gėrimus nededu cukraus, nes manau, kad gyvenimas ir taip yra saldus. Jo, kaip tik kavą, kai dariu, bet ne, jokio cukraus. Moliūgas mėgstamiausia Domo daržovė, nes turi specifinį skonį, gaunasi specifiniai patiekalai, pyragai, sriubos, fantastika. Moliūgas yra labai vairia pusė daržovė, aš šiandien turiu moliūgų sriubą atsivertus. Ir visi rašo, kad jau labai nori tavo knygos, nes labai mėgsta gaminti iš daržovių. Labai gerai, šaunuoliai, gaminkime iš daržovių ir gamta ir pasaulis mums padėkos. O, kaip čia. Tikrai, visai netrukus Sam Smith, When It's All Right, tada mes jau su Beata kaip ir bandysim išrinkti čia nugalėtoją, o dieve, kiek daug laiškų. Ir tada, aišku, po šio kūrinio laukia mūsų varžybos. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Rubrika 9:11 tęsiasi ir Beata sėdi čia studijoje pas mus užrištomis akimis, nieko nemato. Beata, pakalbėk į mikrofoną. Lai. O, labai gerai. Nežinau, kur mikrofonas. Labai gerai, čia vietoje. Beata turi prieš save 3 lėkštutes. Ir 3 lėkštutėse jūs pamatysit paskui, kai bus mūsų video įkeltas į puslapį powerhitradio.lt. Kas čia yra tas lėkštutės? Pasakykit man greitai. Aš tau pasakysiu taip, tai yra žiauriai valgomas dalykas. Aš manau, kad tu esi tai tikrai ragavusi, nes nenoriu daugiau užduoti. Nemolis. Ne, o Jezu, ne, tai yra labai normaliai valgomi dalykai. 3 dalykai, tau reikia pasakyti pagrindinį ingredientą. Nes tai yra 3 tie patys dalykai, tik skirtingų skonių. Ir dabar jau tu, kaip sakant, dabar, kaip sakant, jau ragauk ir pasakyk, tik nevalgyk. Nuo ko pradėti? Nežinau. Čia 1, 2, 3. Aha, 3. Beata. Čia ar didelių šaukštų? Ne, čia mažytis šaukštelis ir tik lyštelk. Labai lengvai. Kas čia? Čia vaikų tyrelė kažkokia tai maista. Nu gal. Čia yra moliūgai. Gerai, toliau, kitas. Rimtai, tu čia taip viską žinai, kaip. Ar atspėjau, palaukit, o čia kokia kita vaikų tyrelė? Čia yra kas? Čia biškai sudėtingiau bus. Čia yra vištiena, morkos ir bulvės. Vištiena su daržovėm, ar ne? Ir trečias yra? Čia yra slyvos. Slyvos. Taip, slyvų. Beata, jeigu už kiekvieną aš tau duočiau po 3 taškus, tai už antrą duosiu 2. Gerai? Žinai, kas ten buvo iš tikrųjų? Ten buvo daržovės, taip, tu esi teisi, bet ten yra ne vištiena. O kalakutiena? Ne. Nu va dar, paragauk ir pabandyk įspėt. Nu, bet yra kažkoks tai mėsos. Taip yra, bet tai kokia ta mėsa? Ne. Jautiena. Nu ne. Nu viešpatie Dieve, tai kas triušiukas čia? Triušis. Nu va, bet triušis tai savo skonių truputėlį primena vištą. Gerai, viskas. O čia vaikų tyrelis? Aha, nu tai vad atsiriš, galiu suvalgyti dabar, žinot. Aš galiu papusryčiauti. Aš sakau, tu esi tikrai ragavus savo gyvenime, nes esi užauginusi vaikų. Nu čia, kaip sakant, labai gardu. Pusryčiam gal taip gražiai atrodo. Nu, va, aš pagalvoju, gal kitą kartą garnyrą ir kokiam padažiukui. Taip, galbūt galima, bet labai gera idėja, labai čia smagiai sugalvojot. Ačiū. Nu, tai va, ačiū tau, Beata. Mes, kaip žinau, jau tu išrinkai nugalėtoją šios dienos, kuri pasičiups tavo knygą, tai yra Deimantė, ne? Taip, Deimantė sakė, kad jai patinka visos daržovės, kol nereikia jų valgyti. Tai miela Deimantė, aš norėčiau tau palinkėti atrasti nuostabų daržovių pasaulį. Taip, ir jį atrasi tikrai gavusi Beatos knygą su parašu ir su sveikinimais. Ačiū tau! Tavo naujoji laida, atsinaujinusi laida nuo rugsėjo 8 dienos. Taip, sekmadienį 10 val. Ryte. TV3 eteryje. Čia buvo Beata Nicholson pas mus, o mūsų pokalbį galėsite pamatyti šiandien mūsų puslapyje powerhitradio.lt. Ačiū tau! Ačiū, Raminta. Iki! 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta.